Aš esu miško karalius. Man nereikia jokių įrankių, aš galiu perplėšti bet kokią virvę, susukti bet kokį varžtą, atidaryti konservus. Mano ilgio ir pločio suvokimas tobulas. Galiu perkasti bet kokią izoliaciją arba atidaryti butelį. Aš kiečiausias iš gyvenimo meistras. Gal saugok nervus ir laiką įsigijęs daugia funkcinį Leatherman Wave Plus įrankį iš armijai ir civiliams. Ką? Tai replės, keičiamos vielos kirpimo žnyplės, laidų izoliacijos nuėmėja, laidų užspaudėja, peilį dantytą geležte, pjūklą, žirklės, liniuotę, konservų atidarytuvą, butelių atidarytuvą, dildę medžiui, metalui, deimantų dulkėmis padengtą dildę, stambių atsuktuvo galvučių lizdą, smulkių atsuktuvo galvučių lizdą, vidutinio dydžio atsuktuvą turintis daugia funkcinis įrankis iš armijai ir civiliams parduotuvės. Jei ir toliau jis taip tobulės, gal ir atsiras funkcija jame padėsinti tau susitaikyti su tėvu. Bet kol kas įrankių galimybių tau užteks visiems gyvenimo atvejams. O dabar iki rugpjūčio 31 dienos su kodu KOJUMAS10 tiek fizinėje, tiek internetinėje parduotuvėje gausi net 10% nuolaidą, kuri su lojalumo kortele nesisumuoja. Tai bėk į armijai ir civiliams parduotuvę ir saugok priekinius dantis. Kaip matot, mane tik išgelbėjo iš Titaniko. Nu tai papasakosiu jums, kaip ten viskas buvo. Tai ką, turiu savo židinį, turiu savo kalnapilio nealkoholinio biškį atsigauti. Tai ką, visus Oskarus pasaulis susirinkęs, visas panas 97 pravirkdęs, visus nenorinčius vyrus į kiną eit nusitempęs, bet tikrai to vertas. Titanikas. This drawing that we found just today. A piece of paper that's been underwater for 85 years. Can you tell us who the woman in the picture is? Oh, yes. The woman in the picture is me. I'm a believer. Are you ready to go back to Titanic? If you want to go forward, you press forward. If you want to go back, you go back. Turn left, turn right, go down, go up. Titanikas turi reputaciją būti tokių bobų filmų. Meilės, seilės visokios ten, verkimai. Nesąmonė. How dare you? Aš jum, bachūrai ypač, nes panos jau žiūrit šitą recenziją, jūs jau garantuota auditorija. Bet bičiai, kurie dabar žiūri šitą recenziją, aš jum įrodysiu šiandien, kad šitas filmas yra vertas vėl užsikurt savaitgalį su savo mergina, žmona, nežinau, pasimt kokį tai popkorniuko, dar kažką, paturėti romantišką vakarą ir po to palaižyti. Filmas prasideda moderniais, kaip 97, bet moderniais laikais, kai Hebra mokslininkų / lobių medžiotojų randa tikrą Titaniką po vandeniu ir aš pabrėžiu tikrą. Šitas Titanikas, kurį matome pradžioje, nėra modelis. Jamesas Cameronas, šito filmo režisierius, iš tikro leidosi 12 kartų iki tikrojo Titaniko, lindo į vidų su tais submarinais povandeniniais, kad ir kuo su kameromis, ir didžioji dalis kadrų, kurie yra matomi po vandeniu tame laive, yra tikri. Kaip šikaną taisyt. Žiūrėt, kur per burną. Tai žodžiu, Jamesas Cameronas yra tikras gigačiadas ir ne kaip tas bičas, kur su povandeniniu laivu ir su Xbox'o pultu išplaukia. Ir dėl to mes turim tokią stiprią ir autentišką filmo pradžią. Nežinau kaip jūs, bet aš vietoj, kur yra lėlių be akių, nebūčiau ir iš karto iš ten maučiau. Ką tu gali gauti vietoj, kur yra lėlių iškritusiom akim? Geriausiu atveju ten Černobylis ir gausi radiaciją, arba ten yra mažų mergaičių dvasių ir mano širdutė neatlaikys. Pavyzdžiui, kaip dabar ta maža mergaitė, kur už tave stovi. Pažiūrėk. Taigi, nieko ne, pažiūrėk, už tave stovi.
Ko nežiūri? Kas yra bijai? Tai pažiūrėk, einu už tave. Tai žodžiu, aš tenais nelyščiau, bet kadangi turim žmonių, kurie ten lenda, turim filmą. Jūsų ekspedicija sukėlė karštas diskusijas apie nuskendusių lobių pasisavinimo teisės ir etiką. Ar geriau, kad jis gulėtų amžiams palaidotas vandenyno dugne? Visa ekspedicija yra transliuojama per televiziją ir dabar pamatome kažkokią tai senutę, kuri panašu liktais lipdo iš molio arba gėrė tik kavos su ciza ir užvalgė bananų, nežinau. Mūsų senjorė, sengalvėlė arba baba ateina prie teliko ir pamato Titanike rastą piešinį, kur, kaip suprantame, yra nupiešta ji. Norėčiau pamatyti savo portretą. Teisingai, taip ir pasirodo, čia yra pasenusi, 101 metų Rose, kuri ir išgyveno Titaniko tragediją. Iš karto matosi, kad filmas gerai parašytas. Būtų lieva, jeigu jinai ateitų į laivą ir sakytų, aš tarp kitko, čia senė, buvau po vandeniu, kaip ta asbula, žinai, ne, nieks netikėtų iš tikro. Netgi iš tikro buvo nutikęs toks dalykas, kai Rusijos princesė Anastasija buvo dingusi ir viena moteris vardu Franziska Svaskanova. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Apsimetė ją ir po to paaiškėjo esanti apgavikė. Lygiai ta pati istorija čia yra paminima ir mūsų senutė nieks iš karto netiki. Tai suteikia istorijai tokio realistiškumo ir atsargumo žiūrinti istoriją. Ir mes nei kaip žiūrovai, nei filmo personažai tiesiog iš karto nepatikė, kad kažkokia tai random senė geriau plaukia už ten 2200 kem žmonių. Matote Dominiką. Jis 17 amžiuje su ispanų laivu ir visų jų lobių nuskendo jūrų gelmę ir dabar liūdi, nes niekas apie jį nesužinos. Jis niekam nerūpi. Bet ar tikrai iliustruotoje istorija iš vandenynų ir istorijos gelmių traukia ir tau pateikia visas įdomiausias dramas, nutikimus ir mūšius? Jie tau patogiai, dailiame žurnale suteikia galimybę greitai bei išsamei sužinoti įdomiausius visų laikų istorijos nutikimus ir tave šviečia. Gilink savo suvokimą apie istorinius faktus ir būk išprusęs kartu su iliustruota istorija. O dabar su kodu klajumas 10 gauk net 10% nuolaidą prenumeratai, kurią paskaitęs norėsi imti dar ir ne tik savo, bet ir tėčiui, mamai, seneliui ar kaimynui. Skęstantis laivas iškelia galą statmenai, o pas nugrimsta. Priekis srovė nunešė toliau, pusės mylios. Neblogai, ką? Va šitas bičas tai man patinka. Prieš jį sėdi moteris potencialiai išgyvenusi vieną baisiausių tragedijų pasaulyje ir jis jai kaip Gustavas istorinius faktus pasakojantis pasakojo kaip lūžo laivas. Čia tas pats kaip kokį Lietuvos tremtinį pasisodinti ir, ir supranti, ten vėjas. Ir tada atėjo meška ir supranti, ir tą vaiką, kadangi perplėšė per pusę ir tu tada klykiai, atsimeni, tai va taip padaryt. Praėjo 84 metai. Daugelis iš jaunesnių žmonių, kurie žiūri, galvoja, man nerūpi man tas Titanikas, kiek čia metų nuo jo praėjo. It's been 84 years. It's been 84 years. It's been 84 years. Tai, žinokit, visi šitie mimsai ir yra iš ten ir tai yra vienas daugiausiai memų prigaminusių filmų pasaulyje. Tai labai rekomenduočiau jį dar kartą pasižiūrėti. Taigi, filmas jau iš tikro prasideda, nusikeliame į praeitį ir matome mūsų džiundžių drėkintoje DiCaprio, kuris verčia visas mūsų dabar žiūrinčias žiūrovės čiuožti nuo kėdžių į priekį. Aišku, daugelis dabar kritikuoja DiCaprio už tai, kad jis nedraugauja su jokia pana, kuriai nėra daugiau negu 25 metų. Let's talk about the fact that Leonardo DiCaprio has never dated a woman over the age of 25. Someone put together a chart of his dating history, and as you can see here, he just keeps getting older, and they all stay the same age. Bet jūs turit suvokti, visos moteris, kurios draugauja su DiCaprio, jį mato iš Titaniko, va šitą bičą 19-metę atmestais plaukais. Moters protas, kuri matė Titaniką, negali tiesiog suvokti, kad bičas biški paseno jau, ir jos tiesiog toliau mato fuckboyų. Jos iš esmės draugauja su 19 metų biču. Tai kaip ir okei? Mes plaukėme į Ameriką, Full House'as, vaikinai. Tai žodžiu, DiCaprio, aš žinau, kad šitam filme jo vardas Jackas, bet, DiCaprio. Tai jisai kortomis išlošia bilietus į laivą ir pasileidžia į savo gyvenimo, kaip viso likusio gyvenimo, kelionę.
kurioje mes ir atskleidžiame pagrindinę temą filme, tai atskirti tarp kastų ir sluoksnių. Ir kaip aukštuomenė yra pasiruošusi aukoti paprastą žmogų, ne vien tik dėl savo gyvybės, bet ir dėl savo patogumo. Aišku, ten yra amžina meilė, ten nei laiko, nei mirties barjerų nesilaikanti, bet jokio skirtumo. Čia smulku jau. Taip pat žiūrint lietuviškai filmą, labai smagu prisiminti tuos laukinius vakarus, kai belekai buvo garsinami filmai ir garsintojai nesiparins ar ką nors įžeis gyvenime. Dabar tai pakeliausim. Kaip balti žmonės. Ei, tu pedikė. Kada nors paragauk ir mėsainį. Sušerk man šlangą, juk tu Haris narkoteris. Aš pasaulio valdovas. Laivas pajuda, visi susikrauna mantą ir off we go į naująjį pasaulį, vadinamą Ameriką. Ko pageidausite priešpiečiams, ponė? Lašišos. Žinai, kad man tai nepatinka, Rose. Iš to, kaip pasakojau, aukštuomenė šitam filme gali pasirodyti kaip kažkokie tai vienadimensiniai, vienalyčiai, piktieji kapitalistai, bet ne, taip nėra. Tiesiog jie yra daug labiau prisiperdę. Viskas ant tokios pakazūchinės įtampos visą laiką. Visi tokie įsitempę, pasitempę, bet jau perspaustai. Ir tas suteikia tokio kontrasto nuo tų jau paprastų žmonių tenai sulaipintų. Ir tarp tos aukštuomenės pamatome ir Rose. Ir formuojasi aplinkui ją naratyvas, jog jinai yra uždaryta tokiame kaip ir auksinėme narvelyje. Tomas Ryanas. Jackas Dawsonas. Labas. Fabricius. Sveikas. O dabar pamatome mažą momentą, kaip pasisveikina žmonės iš tos jau paprastuomenės. Jie tiesiog paspaudžia ranką, susipažįsta, parūko kartu. Ir žinau, kad čia smulkus dalykas ir čia vėl mano prisiknisinėjimas, bet tai yra labai svarbu. Visą filmą yra barstomi tokie nedideliai, bet labai svarbus momentai, kaip bendrauja ir sąveikauja žmonės ir kaip yra statomi personažai ne tik antraplanėms, bet trečiaplanėms, penktaplanėms personažams. Ir būtent iš šitų smulkių dalykų ir susideda šito filmo gerumas. Bet atbėga Rose, kuri, mums filme kaip ir dėl nežinomos, bet jau, žiūrovui suvokiamas priežasties, bando nusižudyti. Duok ranką, aš tave užkelsiu. Ne, lik kur esi. Čia pagaliau susipažįsta mūsų pagrindiniai veikėjai ir užsimezga jų meilės istorija. Kuo šita meilės istorija yra faina ir kodėl šitas filmas iki šiol yra laikomas ant tokio pjedestalo ir atlaiko laiko išbandymą, yra todėl, kad ta meilė nėra tokia greita iš karto. Personažai nepuola viens kitam į glėbį iš karto, nesiseilėja kaip per visokius Twilightus. Čia viskas auga po truputį ir auga per konfliktą. Personažai labai skirtingi, jie nemoka susikalbėti, bet kartu ir vienas kitą traukia. Ir dėl to, kaip žiūrovai žiūrint, įsivaizduokit, pavyzdžiui, pirmą kartą šitą filmą, yra neaišku, tai jie susimes, nesusimes, tu kaip ir plakatą matęs, bet galvoji, kaip šitie žmonės tokie skirtingi gali sueiti į krūvą. Kai mes meiliai sukeliame kažkokį tai iššūkį, jin iš karto pasidaro įdomesnė. Ar esi kada buvus Viskonsine? Sorry, čia trumpas dalykas, bet DiCaprio labai juokingai temą nukreipia Rose. Aišku, DiCaprio sugeba Rose įtikinti grįžti atgal, bet jinai nuslysta ir vos nenukrenta į vandenį. Ką galvojau visą laiką, kad gerai, kad Rose nėra gimus kokioje Kinijoje arba Rusijoje, nes ten savižudžius biškai kitaip gelbėjo. Gal sutiktumėte rytoj su mumis pavakarieniauti? Pagaliau, pasireiškia mano pats mėgstamiausias šito filmo herojus. Kelas Hoklis, kurį vaidina Billy Zane'as. Jis toks surodas, kad jis permuša dugną, apsisuka ir tampa žaviu. Tam aišku labai padeda aktoriaus vaidyba. Turbūt esate daugelis matę Billy Zane'ą vienam ir kitam filme, bet neatsimenat jo ir aš nežinau, kažkaip jis negavo sušviesti taip Holivude, kaip turėtų. Bet jis yra smagus aktorius. Al Pacino, Meryl Streep, tai yra geri aktoriai. Billy Zane'as yra smagus. Nelabai žino turbūt, ką turiu omeny. Va, pažiūrėkit, kaip jis vaidina Tales from the Crypt filme. Fuck this cowboy shit! You fucking ho-dunk, well they in there, motherfuckers! Pagaunat, ką noriu pasakyti. Jis blogiečiuose tiesiog žydi. Bet kad ir kiek Zane'as nenorėtų, DiCaprio įsimyli Rose. Sakiau, kad Zane'as yra Rose sužadėtinis. Turbūt nesakiau. Tai va, jis dėl to jo nemėgsta. Žodžiu, jaunimas susiklijuoja ir ima daryti romantiškus dalykus, kokius tik gali daryti laive. Pavyzdžiui... Gerai, paharkinom ir mūsų gražuoliukas yra pakviečiamas kartu su Rose į aukštuomenės vakarienę už tos pačios Rose išgelbėjimą, kur DiCaprio dar stipriau kabina Rose.
Išnekėjau biškį su žmona ir jinai sako, jei šitą meilės istoriją, tai super. Jei kartu ir intriga, ir toks ieškojimas savęs, ir nusimetimas kažkokio bjauraus vyro, ir ieškojimas tokio faino ir tikrai mylinčio. Bet, bičiai, žinau, kad Zeinas nėra pozityvus personažas čionais, bet pasakykit, ar jūs gražiai elgtumėte su kažkokiu karštakliniu, kuris jūsų būsimo žmoną kabina? Nei per niekur. Tai, žinot ką, vadinkim nuo šiol Zeiną ne blogiečių, o nesuprastų savanaudžių. Apsimes, kad turi aukso kasyklą ir tave priims kaip sava. Papasakokite apie žemiausios klasės kajutės, ponia Dawsonai, girdėjau šiame laive jos visai neblogos. Geresnių neteko matyti, madam. Ir žiūriu, nesu žiburiu nerasi. Čia pagaliau susicementuoja mūsų suvokimas, kaip stipriai skiriasi Rose ir Jacko, DiCaprio pasauliai. Rose turi lankstytis keturlinką pagal visokiausias etiketo taisyklės savo luomo, valgyti su milijonų šakučių ir apsimesti, kad jos turtingos dėdės jai bajeriai jokingi. O DiCaprio tuo tarpu viską žiūri paprasčiau. Nesakau, kad su 100 šakučių salotas valgyti yra blogai, tai nėra iš savęs nei geras, nei blogas dalykas, jis jokio krūvio neturi. Bet čia yra parodyta, kad tai tampa tiesiog apynasrių Rose ir tai ją užspaudžia per daug ir balansas iš gyvenimo yra dingęs. Ir apynasriai tiek mes patys žiūrovai, tiek Rose nusiemam nuėję į laivo apačio, kur tūsina jau paprasti žmonės. Galiu uždėti ranką? Va šita scena taip maloniai žiūrisi. Čia turbūt yra mano pati mėgstamiausia scena iš viso filmo. Suprantu, nepasakymas yra maloniai žiūrisi. Nieko nėra bjauriau, kai žmonės kažką apibūdina ir sako, žinai, tiesiog yra skaniai taip eina. Pabūsiu biškį kritikas ir paaiškinsiu, ką turiu omeny. Šita scena nėra tiesiog žiūrėjimas į šokančių žmonės. Žmonės šoka keliais sluoksniais. Scena turi gylį tam tikrą, kuris ateina iš garso, iš vaizdo, iš teksto, iš visko. Muzika groja, kuri yra gera ir yra sumiksinta tobulai. Spalvos yra šiltos ir specialiai kontrastingos tam aukštuomenės balio šaltumui. Ir tiesiog žiūrint norisi sulysti tą kadrą. Aišku, viskas nėra taip paprasta. Dabar būtų proga prisiminti kokybiško scenarijaus scenos struktūros elementą, teigiamas ir neigiamas polius. Visos ir absoliučiai visos scenos šitame filme laikosi šito principo. Kas tai yra? Tai yra kūrimo įrankis, kai tu pradedi vienu krūviu sceną ir užbaigi kitu. Pavyzdžiui, pradedi teigiamų ir užbaigi neigiamų, ir atvirkščiai. Kai kine yra taip sudėtos scenos, mes iki galo net nesuprantam, kas vyksta, bet kinas tada turi tam tikrą dinamiką. Tu vieną sekundę bučiuojasi ir staiga dėl to bučinio kažkas ateina ant tavęs rėkti. Tada scena vėl prasideda neigiamai, kažkas ten mušasi, bet iš tų muštynių gaunasi, kad ten žmogus užsitarnauja kažkieno pagarbą. Suprantat, mes niekada nežinom, kur iki galo nueis scena ir tai mus išlaiko prie ekranų. Sužadėtinė. Mano sužadėtinė. Taip. Ir mano žmona. Tai dabar laivo viduj mes šokom, buvo labai smagi scena ir tada prasideda kitas momentas, kada mes jau turime neigiamą krūvį, kada Zeinas sužinojo, kad Rose išėjo šokti su Jacku, DiCaprio, negaliu sakyti Jacku, ir tiesiog iš akių šaudo į ją peiliais. Tada, kaip ir minėjau, filmas, kaip ir sakiau, pribarstytas labai gerų nedidelių momentų, kurie be teksto, bet labai aiškiai parodo, kas vyksta. Daugiau tu su juo nesimatysi, supratai? Va čia Rose yra suveržiamas korsetas. Ateina jos mama ir pradeda jai suveržinėti, kas yra vienas iš didžiausių moterų suvaržymo simbolių pasaulyje. Būtent tai šitas korseto suveržimas yra be jokio pasakymo, tiesiog parodymas, jog aukštuomenės taisyklių ranka dar stipriau pradėjo spausti Rose. O gal nori, kad dirbčiau skalbėjai? Ir kadangi gerame kine mes turime vis didinti įtampą personažui, kuris kažko nori pasiekti, šiuo atveju Rose nori savo laisvės, mes parodome, kad jinai nėra tiesiog mergička, kurią reikės gelbėti visą laiką. Gelbėkit. Jinai bus personažas, kuris turės įveikti labai rimtus sunkumus. Kaip norėčiau galėti apsipirkti be vargų. Nusipirkti bet ką dabar aš internetu. Kas gali man padėti, kas gali ištiest ranką? Žinau, pirkiau. Išsirenki internetiniai pardai prekę, įsivedi tam saitę vietoj savojo adreso, pirkiau duotą sandėlio adresą. Gauni patogiai prekes iš Jungtinės karalystės, Vokietijos, Lenkijos,
Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Latvijos, Nyderlandų, Čekijos, Portugalijos. O gal Japonijos? Prekes į tą sandėlį. O tada iš ten patogiai namus. Na, o jei bijai kažką sumaut, arba tiesiog neturi laiko, naudokis pirkėjų nupirkimo paslauga. Patikėt prekės nuorodą ir papildomą informaciją, nupirkimo paslaugos užsakymo formoje, vos per 24 valandas gauk galutinį kainos pasiūlymą. Jums patvirtinus užsakymą ir jį apmokėjus, pirkėjų atliks prekių nupirkimą už jūs. Pst, į šitą kainą neįeina pristatymas iš užsienio sandėlio į Lietuvą. Prekiai atvykus į pirkėjų užsienio sandėlį, tai kai į tą sandėlį atkeliaus, tau prekė bus pasvirta ir bus aiškiai paskaičiuota kaina į Lietuvą. Bet užtat neprivelsi klaidų ir taupysi laiką. Pirkėjų. Aš negaliu su tavimi matytis. Mums reikia pasikalbėti. Aš susižadėjus. Ištik už kelo. Tai va, pašnekam čia biškį apie Rose. Žinot, kodėl man patinka jos personažas? Ogi todėl, nes jie yra pasipūtusi princesiukė, jie yra greitai užsideganti ir jinai turi tokių, nepasakyčiau įdų, bet turi tokį gana aštrų charakterį. Jinai nėra kažkokia tai geruolė. Ir jinai per sekundę nepatampa drąsuolė, jai yra baisu, jinai netgi atsisako su DiCaprio bendrauti vienu metu, nes palūžta prieš spaudimą. Kas gyvenime ir nutinka, sėkmė niekada neateina tiesiog tiesiu metimu. Visą laiką yra klupimai ir va dėl to jos veikėjas ir yra gerai išrašytas ir gerai išpildytas. Hello, Jack. Sveikas, Džekai. Aš persigalvojau. Aišku, ji kaip ir visos moteris per 3 minutės apsigalvoja ir nusprendžia, kad vis dėlto nori būti su mylimu vyru, nes pavalgo. Nu, panas, pripažinkite, jūs visos nevalgiusios esat psichės. I worked 10 hours! All I want is brain stuff! That's a little excessive. That's a little excessive. CEO of Pangry. I'm fucking starving, Swin! What did you eat today? I ate nothing! Nothing! Ir tada turime garsiausią šito filmo sceną, tai skrydį laivo priekyje. Aš skrendu, Džekai. Taip, jis dabar super nutampytas visokių memų ir parodijų. Bet visai smagu prisiminti, iš kur tai atsiranda ir pamatyti originalą. Ir, norėčiau, kad kas nors mane tai paskraidintų. Taigi, Rose ir DiCaprio jau pilnai iki kaklo viens kitą įsimylėja ir viens kitam tai parodo. Tik yra viena problemėlė. Mes susitrenksim. Laivas įsikala į ledkalnį. Daug į tai, kodėl tai nutiko, aš nelysiu, čia yra ištisos dokumentikos, kaip tai nutiko. Tiesiog kiek supratau trumpai, laivas iki galo nebuvo pritaikytas daužytis į ledkalnius ir tam labai nepagelbėjo ramus vanduo, nes paprasčiausiai nesidaužančios bangos į jo kraštus nepadėjo tiem visiems žvalgam matyti, kur jis yra. Nu ir aišku, nekompetencijos labai daug buvo. Kažką čia reikėtų kažkokį bairį apie Lietuvos valdžią, bet taip jau atsibodusios šitas temos, nors taip tiesiog pailsėt nuo viso to. Palikim jas už borto. Ir pažiūrėkim 1,5 valandos, kaip žūsta žmonės. Laivo įgula ir keleiviai jau pilnai žino, kad skęstam. Muzikantai lieka groti toliau, panašu, kad jiems už gabalą ne už laiką moka. Vestuvių šokius. DiCaprio tuo tarpu yra prie radiatoriaus prirakinamas laivo apačioje, už bajerius su Rose. Rose, aš čia. Žmonės panikoje laipinasi į gelbėjimosi laivus, kurių yra per mažai, ir viena iš jų yra Rose. Čia Rose motina aikštėjasi dėl valčių kokybės, Rose ją pastato į vietą. Tikiuosi, čia tik pirmos klasės keleiviai. Tikiuosi, valtis nebus sausakimša. Mama, patylėk, nesupranti. Ir Zeinas pasako pačią geriausią filmo frazę. Pusė šito laivo keleivių žus. Tik ne geresnioji pusė. Nu, aš jį dievinu, aš negaliu. Bet čia ir vyksta tas didysis Rose lūžis, kur jinai išmoksta pagrindinės pamokas, ko jai reikia gyvenime ir ko jai reikia, kad jai niekas nebenurodinėtų. Jinai bėga pas DiCaprio, bėga jo išgelbėti, atvaro iki jo ir supranta, kad jai reikia pagalbos. Atleisk, Džekai. Atleisk. Žiūrėkit, aš labai seniai žiūrėjau Titaniką. Paskutinį kartą vaikystėje gal ir aš žinau, kad nuskendo. Nieko daugiau neatsimenu ir kelis tos memus. Bet tikrai nesitikėjau, kad šitam filme žvengsiu. Buvau visai pamiršęs, kad Titanikas turi juokingų ir ne netyčia, o planuotai vietų. Žodžiu, Rose atsineša kirvį. Džekai. Ir DiCaprio pamatęs, kaip bet kuris bachūras sako, nu... Iš pradžių pasitreniruok. Jį įkala į spintą ir sako, nu, tai tu dabar į tą pačią skylę pataikyk ir žinosim, kad sugebėsi.
Gerai, dabar kirsk per tą pačią vietą. It was at this moment that he knew. Nu žodžiu, jaunimas pabėga. Kirsk. Laive absoliuti panika. Žmonės žūsta net nepalietę vandens, kuris primenu buvo ledinis ir dėl to ten visiems šakės buvo. Ir čia nėra tas, kur kaip tavo mama į jūrą šaltai lindus, kur ui, kaip gerai, ne hebra, ten minusinė temperatūra. Cold water, cold weather. Jackie. For strongmen, no problem. Ir viso to sukūryje, kaip visada, sužiba Zeinas. Aš su vaiku. Praleiskit jį. Pripažinkit, Zeinas yra kiekvieno iš mūsų tamsioji išgyventi siekianti pusė. Visi viduje turim va šitų minčių, kurias šitas bičas tiesiog įgyvendina. Taip negražu, taip nefaina, taip lieva. Bet negali nemylėti jo. Laivui Hana. Žmonės iš jo šokinėja, pusė jau nuskendo ir laivas perlūžta per pusę. Ir iš tikro tai, baisu žiūrėti. Daug juokelių apie Titaniką yra, bet kai šitiek daug mimsų biškai pasislėpia visa esmė po visu tuo, kad tai iš tikro šiaip žiauriai roska buvo. Žiauriai šaltas vanduo, ten mirė gal virš 1000 žmonių ar daugiau net. Ir kai tu žinai, kad tai buvo labai skausminga mirtis, tai, nežinau, gal čia su amžium suminkštėjau, bet, šitos scenos labai paėmė. Aš nepasiduosiu. Prisiekiu. Aišku, dėja, DiCaprio irgi sušala ir nuskęsta, nors pripažinkim, ant tų durų būtų užtekę vietos abiem. Net mitų griovėjai šitą ištyrė. Bet jeigu filme tai būtų parodyta, viskas nebūtų taip tragiška ir paveiku, tai sakykim, paliekam. Meninė priemonė, mes čia ginčysimės iki rytojus kitaip. Ir čia ateinam prie filmo užrišimo. Sužinom, jog deimantus, kurių visą laiką ieškojo mokslininkai, tie 97-ais, visą laiką po kaklu turėjo Rose ir jį kaip paskutinį pagerbimo momentą, bei tuo pačiu atspindint filmo pradžios jos bandymą nusižudyti, persisvėrus numeta į vandenį, tos deimantus. Mes suprantame ją kaip veikėją iki galo, jai nereikia milijonų, jai nereikia pinigų, jai tiesiog reikėjo savęs kaip žmogaus išsipildymo ir tikros nuoširdžios meilės. Kalbant apie jos išsipildymą, mes matome fotkės ant jos naktinio stalelio, kur jinai pilotuoja lėktuvą, jodinėja ir iš tikro gyvena gyvenimo pilną krūtinę. Ir tai parodo, kad DiCaprio personažas iš tikro ją išgelbėjo daugiau nei vienu aspektu. Ne tik tai ją palikdamas ant durų išgyventi, bet ir taip pat paskatindamas ją išsilaisvinti iš jos tiek lyties, tiek luomo suvaržymų. O Rose išmestama turbūt milijonus verto deimantą į vandenį, parodo, kad jai visą laiką tiesiog reikėjo DiCaprio. Jacko DiCaprio. Man žiauriai patiko Titanikas, tikrai nesitikėjau, galvojau, kad bus labai nuobodus filmas, galvojau, kad bus tas, tiesiog aš nemėgstu romantinių komedijų, man kai kurios patinka, yra kai kurios labai geros, bet tos standartinės iškirptos vienodai, kur meilės struktūra vienoda, man labai nuobodu. O šitas filmas buvo, labai stiprus. Jis IMDb yra įvertintas 7,8 ir 7,9 kažkas tokio, visiškai nesutinku. Jis laisvai gali turėti 9 ir jeigu mažiau kapinėsitės už mane, gali turėti ir 10. Filmas sustruktūruotas taip, jog pusę filmo turime personažų setupinimą ir tada likusią pusę filmo 1,5 valandos lūžta laivas. Nėra taip, kad mes ten 2,5 valandos laižomės, ir tada 10 minučių, laivas, bam, viskas turim. Ne, mes paimam veikėjus, sukuriam jų sąveiką ir tada pusę filmo juos atakuojam baisiais įvykiais. Filmas ekrane užsitarnauja kiekvieną sekundę, nei vienos sekundės, nei vieno dialogo, nieko pro šoną ir jisai visiškai neprailgsta, nors trunka daugiau negu 3 valandas. Tai ką aš jums noriu pasakyti, čiupkit videką, čiupkit kasetę, užsimeskit šitą filmą ir tikrai nepasigailėsit. Ačiū labai armijai ir civiliams, iliustruotai istorijai, Pirkėjų ir Kalnapilio nealkoholiniam, bei labiausiai ačiū jums, kad žiūrėjot. Nepamirškit apsilankyti mūsų Contribuje, mes ten visą vasarą toliau leisime turinį, o Klajumo kanalas čionais, šitame YouTube kanale, eina jau užtarnautų atostogų ir susitiksim jau rudenį. Iki.
got bad behavior. My 415s woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. You already know what it is. Street Stars Radio, world famous pretty boy Floyd Chip the Ripper.